Tai jau nemažai metų ir vis kasdien aš grįžtu prie to paties klausimo. Kaip čia atsitiko, kad mus taip smarkiai apibalvonėja tas mokyklinis visas, reiškia, tos žinijos visas fonas ir apgavo mus, kad, neva tai yra kažkoks tai tiesos pažinimas, kažkoks tai tikrasis pasaulio supratimas. Nes kada aš pradėjau suprasti Evangelijos, jos mintį, jos prasmę, aš tiesiog negalėjau atsistebėti tos minties grožių, tos idėjos, krikščioniškosios idėjos grožių. Ir negalėjau suprasti, kodėl daugelis žmonių, kada pasidalini ta biblinė tiesa, faktiškai žmonės yra abejingi arba piktinasi. Man tai yra labai gražu, man tai yra tiesiog gyvybiškai svarbu, o kitas tiesiog nepriima. Aš nelabai supratau, kur čia yra tas prieštaravimas. Bet man atrodo, kad tas prieštaravimas yra tam apibalvonijime žmogaus tuo gamtos mokslu, tuo materialistiniu gamtos mokslu. Fizika, chemija, matematika. Va čia yra tas didysis apibalvonijimas žmogaus. Suprantat, kame Evangelijos pagrindinė mintis, kuri yra labai labai prasminga, šviesi, graži, tikra. Su šeima palyginsiu. Žodžiu, vaikas dažnai nusižengia, vaikas dažnai kažką sugadina arba neįvykdo to, kas tėvų jam liepta ir tai atneša tikrai kartais, jeigu ne bėdų, tai tikrai nemalonumų kažkokių tai. Ir ką tėvai daro? Koks tėvui ten reiškia, kokia tėvui prasmė, kad vaikas ten maždaug reiškia, kad jisai reiškia, ta prasme, tėvas negali reiškia, atgrąžinti laiko atgal ir paprasčiausiai, kas padaryta, jau padaryta. Bet kas yra svarbiausia tėvui? Kaip jūs galvojat, kas yra svarbiausia? Kad vaikas atitaisytų žalą kažkokią tai. Kad vaikas būtų nubaustas, ar tai yra tėvui svarbiausia? Kad vaikui skaudėtų, kad tėvas savo, reiškia, tą ambiciją tėviškąją patenkintų, nubausdamas tą vaikelį. Dvi nesąmonės. Kad vaikas atitaisytų žalą ir kad tėvas gautų pasitenkinimą, nubausdamas, sukeldamas skausmą. Dvi nesąmonės. Tai šitą situaciją mes perkelsim į Evangelijos, reiškia, į Evangelijos tekstą, į Evangelijos žinią ir kada tu pamatai, kad, reiškia, jeigu Dievas yra tėvas ir žmonės yra jo vaikai, tai argi Dievui rūpi labiausiai, aišku, jeigu jūs tikit, kad Dievas yra, ar Dievui rūpi labiausiai nubaust žmogų, kad jam skaudėtų?
Ir ar Dievui rūpi, kad žmogus atitaisytų kažkokias, tai reiškia, tas žalos, reiškia, tuos padarinius. Žmogus visų pirma negali atgrąžinti laiko ir daugelio dalykų žmogus jau negali atitaisyti, kas padaryta. Tai yra neįmanoma. Didžiosios dalies dalykų žmogus atitaisyti negali. Kai kuriuos tik tai sąlyginai gali atitaisyti, bet didžiosios dalies savo klaidų padarinių žmogus atitaisyti negali. Sugriauta kažkas, sutraukyta, kažkas tai sugadinta, prarasta, išeikvota. Reiškia, čia yra beprasmis dalykas reikalauti žmogus, kad jis atitaisytų savo klaidų padarinius. Antras dalykas, ar tėvui didelis pasimėgavimas bausti savo vaiką, ta prasme Dievui žmogų bausti, ar didelis čia pasitenkinimas? Nubausti. Tai turėtų būti despotas kažkoks, tai nesveikas despotas, kurio pagrindinis dalykas būtų nubausti. Nubausti, reiškia, savo vaikus arba Dievui savo, kūrinių žmonės. Tai nebūtų Dievas kūrėjas, kuris sukūrė gražų pasaulį. Tai į jį nepanašu, kad jo, reiškia, ta manija būtų nubausti, kad tikslas būtų nubausti. Tai yra absurdas. Tai yra absurdas. Logiškai tai visiškai nesusiveda dalykai. Ir tada aš skaitau Evangeliją ir ką Evangelija parodo kaip kūrėjo valia. Kokia yra kūrėjo valia? Į ką dedamas akcentas Evangelijoje? Kame aš pamačiau jos grožį? Akcentas yra dedamas į tai, kad vaikas prisipažintų. Kad vaikas prisipažintų. Ne tai, kad vaikas atitaisytų žalą. Ne tai, kad tėvui būtų malonu nubausti. Pagrindinis akcentas, kurio nėra niekokia kitoje religijoje, tik krikščionybėje. Pagrindinis dalykas, kad vaikas prisipažintų. Krikščioniškų to reiškia žodynų atgaila. Tai reikštų atgaila. Pagrindinis dalykas pasirodo yra atgaila ir prisipažinimas, kuris faktiškai yra pats neįmanomiausias ir pats sunkiausias žmogui. Taip, kad visos religijos jos pagrįstos įstatymu ir bausme už įstatymo peržengimą. Visos pasaulio religijos, kokios jos bebūtų. Vienintelė krikščionybė tokių nesąmonių nedaro ir vienintelė krikščionybė deda akcentą į prisipažinimą. Visą pagrindinį akcentą, visą svorį krikščionybė deda į žmogaus prisipažinimą. Tuos visus niuansus. Ir aš nesiplėsiu, kodėl, kaip, bet aš pasakiau patį pagrindinį dalyką. Kad Evangelija yra pati tikriausia, pati artimiausia natūraliam gyvenimui. Kad tėvam, normaliem tėvam, šeimoj svarbiausia nenubaust vaikas. Ne kad vaikas žalą atitaisytų, bet kad vaikas pripažintų tai, kad jis padarė kažką blogai. Ir pats didžiausias rūpestis tėvų, nes jeigu vaikas neprisipažįsta, reiškia jis meluoja. Tai yra pats baisiausias dalykas, vaikas melagis. Ir jeigu jisai prisipažįsta, faktiškai vaikas jau atsistoja į normalią padėtį, į normalų santykį tėvų vaikų. Vat nuo šitos vietos, kada vaikas prisipažįsta, jis nustoja slėptis, jis nustoja būti melagiu. Nes jeigu vaikas neprisipažįsta, jis pasilieka melagis ir santykio nebelieka, pasitikėjimo santykių nebelieka. Tada jau nieko nėra. Tada jau perspektyva absoliučiai tik blogės. Va yra šeimos modelis, va yra šeimos santykių modelis, kurioje vietoje viskas sprendžiasi. Kad vaikas nustotų slėptis ir nepasiliktų melagis tėvų akyse. Va,
kokia yra Evangelija. Visos religijos, kurios ten sako, nori nubaust, kad tu padarai blogai, tai jau tave dievulis nubaus. Ne. Tai yra religija, blogąja prasme. Evangelija yra ta, kuri deda akcentą, kad žmogus prisipažintų Dievui padaręs. Ir nepasiliktų Dievo akyse melagys. Supratot esmę? Supratot Evangelijos genialumą? Supratot, kad tai yra pati tiesa? Kad jinai atitinka gyvenimo tiesą. Supratot? Ir aš kada vėlgi grįžtu prie to mokslo pasaulio, to apibalvonijimo žmogaus, aš norėčiau papasakoti iš savo patirties, iš technikumo. Aš mokiausi technologijos technikume, 90 metais įstojau, ten buvo tie visi įvykiai revoliuciniai ir aš labai mylėjau fotografiją, begaliniai. Man buvo vietoj religijos fotografija, aš ten visais dalykais, kas susijęs su fotografija, aš domėjausi fotografiją. Fotografo reiškia šviesos raštas, šviesos piešinys. Toks labai dvasingas pavadinimas, dvasingas rytis ir man ten buvo stebuklas visiškas. Ir dabar šiek tiek galima sakyti, bet jau ne taip. Ir suprantate, technikume, kada mums pasakoja šviesos teoriją, ten buvo tokia nuostabi mokytoja, Trukanaitė Audronė, jinai mums, reiškia, papasakoja šviesos sandarą, šviesos teoriją ir suprantate, aš pamačiau, kad vidurinėje mokykloje ten mums vėjus pasakoja, faktiškai nieko taip ir nepaaiškina per fiziką. Bet va čia, kada žmogus tikrai specialistas, kažkaip paėmė ir papasakojo, kas ta šviesa, iš ko jinai susideda, kaip jinai veikia realiam pasaulyje, funkcionuoja, reiškia. Tas spektras, 7 spektros spalvos, 3 pradinės spalvos, reiškia. Ir tu supranti, atsitiko keistas dalykas. Aš supratau, kažką tai, ko kiti nepagalvojo. Čia jau buvo mano asmeninė įžvalga. Mano mintys kažkaip nukeliavo į realybę, aš pradėjau, ta prasme, mąstyti apie spalvas gamto ir pamačiau didžiulį prieštaravimą. Staiga aš pamačiau, koks didelis yra prieštaravimas tarp teorijos ir tarp tikrovės. Aišku, aš dabar tokiais mandrais žodžiais apvelku, tada aš tokių mandrų žodžių nežinojau, bet aš tik tai minčių reiškia lygmenį supratau didžiulį prieštaravimą, nuo kurio biški man buvo nelabai smagu dūšiai. Aš pamačiau, kad čia kažkas ne taip ir nelabai supratau, kas ne taip, bet labai aiškiai pamačiau, ant kiek yra kažkas ne taip. Ir aš dabar grįždamas, reiškia, mintimis į tą laiką, aš dar aiškiau galiu jums pasakyti, kad tarp teorijos, tarp abstrakčios teorijos ir tarp realaus gyvenimo yra praraja. Yra prieštaravimas, kuriuo nieks faktiškai nenori rūpintis. Ne tik tai šviesos fizikoje, visoje fizikoje, visuose gamtos moksluose yra prieštaravimas su pačia gamta. Absoliutus prieštaravimas. Žmogus gali, reiškia, pažinti gamtą ir išvesti abstrakčias teorijas. Bet tų abstrakčių teorijų atgal nesugrąžinsi, jos jau pradeda nebetilpti, jos atgal neįkiši. O tame yra prieštaravimas. Ten tokie dalykai prasideda, kada tu pabandai tas abstrakcijas grąžinti atgal į gamtą. Atgal nelenda, supranti. Ir niekam nereikia to problemų niekokių. Visiems gerai. Visiems normalu maždaug. Ir va čia tas apdurninimas, žinai, neva tai, reiškia, gamtos mokslas paaiškina pasaulį, nepaaiškina. Čia panašiai, žinai, kaip, žinai, vaikystėje būdavo tokie mechaniniai laikrodžiai. Ten visokie skriemuliukai, ten, reiškia, ratukai, dantyračiai. Ašys išardydavo už tą laikrodį, atsimenu.
atgal niekaip nesudėsi. Nu negali sudėti, nu niekaip, ten bandai atitaikyti kažką, vienas dalis sudėdi, kitas subyra. Atgal nesudėsi. Išardyt gali, atgal nesudėsi. Vat lygiai tas pats yra su gamtos mokslu. Tu gamtą gali išardyti į kažkokias tai teorinės kažkokias tai tieseles, į kažkokius dėsnius, atgal tu jų negali sukišti. Nu, minčių lygmenį negali sukišti, ten aš nesakau, žinai, nesąmonių nekalbu, aš sakau, bet kad tokio teoretiniam modelyje tu negali atgal sugrąžinti teorijų į gamtą, nes jos netelpa. Nesueina teorija su praktika, nesueina, netitinka. Ir va šitą dalyką aš pamačiau, būtent technikume, aš pamačiau, kad ta šviesos teorija, ten reiškia, jeigu jums dabar paaiškinti, jeigu aš jums turėčiau paaiškinti, aš turėčiau dabar krūvą abstrakcijų jums aiškinti. Ir tai prasitęstų labai ilgai ir tai tiesiog būtų jums nuobodu, jūs paprasčiausiai nenorėtumėt klausyti. Todėl aš teoretiškai neaiškinsiu, kas ten man pasirodė, reiškia, tokia įtartina. Bet, turėtume tiesiog pasitikėti mano žodžiais, aš jums tiesiog sakau, didžiulis prieštaravimas tarp tos šviesos teorijos ir tarp tos gamtos spalvų praktikos. Didžiulis prieštaravimas. Nes suprantat, kaip gudrauja gamtos mokslas. Jisai paima, pavyzdžiui, sako, va čia bus fizika. Ir fizika su chemija nieko bendra neturi. O gamtoje taigi viskas kartu. Ir tada, žinai, prisimeni fiziką, fizika kaip, žinai, toks labai svarbus mokslas. Reiškia, fizis yra gamta, graikų kalboje. Gamtos mokslas, fizika, ir kada tu žiūri į tą fiziką mokyklinę, tu matai, kad ten, reiškia, yra, tokia negyva fizika, apie neorganinę gamtą. Ir staiga tu matai, kad nieko nėra kalbama, kokie fizikos procesai vyksta gyvam organizme. Absoliučiai apeinama, vengiama visiškai. Fizika kalba apie negyvąją gamtą. Kaip tik tai prieina kalba iki gyvosios gamtos, fizika nutyla. Aš nežinau, aš manau, kad yra kažkur bandymai ten tą, reiškia, biofiziką kažkaip vystyti, bet mokykla absoliučiai nutyla, kada reiktų paaiškinti fizikos procesus, pavyzdžiui, gyvoj ląstelėje. Viską atiduoda biologijai. Staiga fizika ir biologija yra atskiriamos. Gerai, paimk tu biologiją, tu išardyk, reiškia, tą audinį iki ląstelės, kas ten vyksta toje gyvoje ląstelėje. Ten labai sudėtinga ta ląstelė ir tu reiškia, aiškini ten biologiniais procesais. Medžiagų apykaita, ten kažkas dalinas. Palauk, tu fizikos dėsniais man paaiškink, kodėl jūs meluojat, supranti? Staiga biologija palieka pačiai biologijai. Tu man fizikos dėsniais paaiškink, kas vyksta biologiniai gyvoje ląstelėje. Ir staiga fizika savo, biologija savo. Gudručiai, supranti. Tai va. Taip pat aš sakau, ir technikume pamačiau, kad žodžiu, kada tu pamatai šviesos teoriją, kaip jinai piešia, staiga tau nebeužtenka fizikos, staiga tau reikia biologijos, tau reikia kaip sąmonė dirba. Staiga tau prireikia sąmonės mokslą, psichologijos mokslą, prireikia, kad sujungčiau tuos du mokslus, fiziką ir psichologiją. Labai sudėtinga, staiga pasidaro viskas labai sudėtinga. Kad sujungt, šviesos teoriją, fiziką, sujungt su psichologija,
kaip sąmonėj tai atsispindi, staiga viskas taip išsiplečia, kad niekur nebetilptų, jokia mokyklinė programa tai nebeįtilptų. Nu tai tada gudrauja, žinai. Fizika ten padaro atskirai, psichologija atskirai, chemija atskirai. Ir nusipiešia iliuziją, neva tai kažkas žino tiesą. Baikit jūs. Kada pradedi, supranti, jungti tuos visus mokslus, tu žiūri, kad jie netelpa viens į kitą, kad jie pradeda viens kitiem prieštarauti. Ir vat supranti, iš to pamatai, kad, nu čia nėra sąmokslo teorija, čia nėra, kad specialiai žmonės kažką slepia. Ne, aš ne tą noriu pasakyti. Aš noriu pasakyti, kad žmogus iš esmės yra bejėgis padaras. Jis netgi ten gamtos moksle yra taip įklimpęs ir susipainėjęs, kad supranti, kad jis paprasčiausiai ten tuos galus lepia, tie mokslininkai tuos galus lepia, kur nesueinančius galus. Lepia dėl to, kad, nu, paprasčiausiai, nu, ten tokia painiavinė, ten tokia raizgalinė, kad faktiškai žmogus iš tikrųjų, nu, sukuria iliuziją, neva tai gamtos mokslas parodo tiesą. Nieko jis neparodo. Ten nu, tokie radikalūs prieštaravimai yra. Teorijos ir gamtos pasaulio yra visiški prieštaravimai. Neįmanomi, neįveikiami prieštaravimai. Neįmanomi, tiesiog. Ir aš matau, kad, žinai, tie prietaisai, kurie pagaminti, reiškia, prietaisai, varikliai, arba kažkokios tai elektroninės sistemos, skaitmeninės sistemos, jos nu, labai didelį įspūdį žmogui daro. Va, žiūrėk, žmonijos pasiekimai, čia mes, nu, pusdieviai faktiškai. Ir aš atsimenu, pas mus vidurinėje buvo automobilio pamoka, nu, ten 12 klasėje faktiškai buvo. Visus metus mes studijavom automobilį, ten išrinko iki detalių, ten, žodžiu, buvo visos detalės, nu kaip visos reikalingos, ten variklis buvo, variklio detalės, viskas. Ir mums rodė, ir mes čiupinėjom, ir mes žiūrėjom. Bet esminis dalykas buvo tas, kad kada mokytojas mum paaiškino variklio principą, man įvyko didelis nusivylimas. Žinai, aš vaikystėje labai daug mačiau mašinų, traktorių, visa vaikystė čia garažas, čia vien mašinos važinėja, visokių rūšių, visokių konfiguracijų, traktoriai, mašinos, kranai, nežinau, nu toks buvo zooparkas įvairių darbinių mašinų, tiesiog zooparkas. Ir aš tiesiog žavėjausi, aš galvojau, kad tai yra, kad jos yra labai sudėtingos, aš galvojau, kad ten kažkas labai... Ir kada aš mokyklą, reiškia, staiga mums paaiškino variklio sandarą, mane tiesiog persmelkė tokia, nu, neviltis. Antiek primityvus yra variklis. Antiek ten nieko nėra sudėtingo. Aš tiesiog apstulbau, aš tikėjausi, kad bent kokia tai paslaptis ten yra. Ten nėra jokios paslapties. Aš gerokai vėliau studijavau šiek tiek garo variklį. Jis yra labai panašus į vidaus degimo variklį. Sakyčiau, netgi biški sudėtingesnis. Bet iš esmės žmonija nieko labai sudėtingo nėra sukūrus. Pats principas, tas vidaus degimo variklio, pats principas yra, nu, tiesiog, nu, vat, kaip su pagaliu per žemę. Tokio primityvumo, vat, lygio, vat, reiškia, tas variklis yra. Mano akimis. Kažkam jisai gali būti iš vis kosmosas. Mano akimis tai kaip pagaliu per žemę. Tai yra, nu, absoliutaus primityvumo principas vidaus degimo variklis. Absoliutaus primityvumo. Aš tiesiog galvoju, Dieve man, aš galvoju, kad automobilis yra kažkas tai sudėtingesnio, kad kažkas tai tokio didingesnio. Pasirodo, ten iš vis primityvščina visiškai. Tai vat koks yra apgaulingas tas iliuzinis vaizdas, kad čia ta technika yra, nu, toks didelis pasiekimas žmogaus. Nu,
Nu, juokeliai, ten nieko ten nėra tokio. Žmogus tiesiog yra susikūręs iliuziją ir susidaręs iliuziją, kad gyvena tokia, žinai, labai didelių pasiekimų pasaulyje, žinai. Jeigu ten apie kompiuterį, pavyzdžiui, aš irgi pasidomėjau, reiškia, kas yra mikroschema. Kol nežinai, kol įsivaizduoji, žinai, oi, čia kompiuteris, čia kažkoks kosmosas, tu ten negali suprasti, tu pradedi įsivaizduoti, kad ten kažkas labai sudėtingo, kad ten kažkokie stebuklai vyksta. Dieve mano, kada aš pasižiūrėjau, žinai, kas yra mikroschema, kaip jinai veikia. Aš aišku nesu specialistas, bet tais bendrais bruožais ten absoliuti ta primityvybė, žodžiu. Absoliuti primityvybė. Mikroschema ten, reiškia, tą impulsą elektrinį vienon pusėn praleidžia, kiton pusėn ten kartais nepraleidžia, kartais praleidžia. Visa funkcija, kaip jungiklio kažkokia, ten jungi, praleidžia, paskui atgal nepraleidžia, ten visokie variantai. Žodžiu, tokia primityvybė, nieko ten jokio stebuklo ten nėra. Jokio nėra ten stebuklo, antiek nupigina visą gyvenimą va šitokie tos įžvalgos, va šitie pamatymai tokie, kad tu supranti, kada tu pradedi suprasti, kad žmogaus technikoje sugalvota jokių stebuklų nėra, ten primityvūs principai, tik paskui jie labai kažkaip sukonstruoti, sulipdyti ir sudaro įspūdį, kad ten kažkokie nežmoniški pasiekimai. Nieko stebinančio žmogaus rankų sukurtoj technikoje nėra. Jokių stebuklų ten nėra. Taip, kad lygiai tas pats yra su tuo gamtos mokslu, kur, reiškia, tie mokslininkai ten pavardės tokios įžymios, žinai, atrodo, kad jau ten kažkokius tai stebuklus iškapstė, žinai, tuos gamtos dėsnius ten. Tu supranti, kada tu paimi matematiką, pačią matematiką, jinai yra labai sudėtinga. Tie abstraktus skaičiai yra, ten, žodžiu, virtinės, tam tikros sekos tų matematinių, reiškia, veiksmų. Jos tokios didelės ir sudėtingos tos sekos, kad atrodo, Dieve, kokia sudėtinga yra matematika. Koks žmogaus protas. Bet paskui, kada supranti, kad palauk, čiagi abstraktų skaičiai. Taigi abstraktų skaičiai, jie nieko nereiškia. Tai yra žaidimas, skaičių žaidimas. Žmogus nepajėgus tokio paties sudėtingumo struktūrą sukurti materialiai. Nėra tokios materialios struktūros, kur kiekvienas skaičiukas atitiktų kažkokią tai detalę. Čia tiesiog teoretinis žaidimas ta matematika. Ir jinai sukuria iliuziją, kad čia kažkas labai sudėtingo. O tu padaryk, supranti, iš medžiagos tokį sudėtingą kratinį. Tada pažiūrėsim, supranti. O žaisti abstrakčiais skaičiukais, tai čia, žinai, čia tikrai tai yra tik tai gryna teoretinė iliuzija. Teoretinė iliuzija. Žmogus save apgaudinėja, kažkodėl tai žmogus nejučia pradeda save apgaudinėti, kad jis kažką pasiekęs ir kažką tai yra pažinęs. Ir čia ne sąmokslo teorija, paprasčiausiai čia yra žmogaus silpnumas, kuris labai labai nori būti geresnis, negu iš tikrųjų yra. Ir čia mes jau grįžtam prie teologijos, prie Evangelijos, ir tu supranti, kad šitie žmonės mokslo praplautų protų, kurie niekina iš tikrųjų Dievo žodį, kurie niekina paprasčiausiai švento rašto tiesas. Tokie žmonės yra apgauti, smarkiai apgauti. Ir supranti, ką norėjau pasakyti. Čia yra ilgas kelias iki to,
kad žmogus kažkokiu tai būdu nustotų savo melavęs. Neva tai per gamtos mokslus jis yra pažinęs kažkaip tai Dievą. Nėra jis pažinęs Dievo per gamtos mokslus. Nėra. Tai tiesiog yra kažkoks tai, iš bejėgiškumo kažkokio tai žmogaus toksai, toks dangalas, toksai yra kažkoks kaip rūbas, prisidengiant nuo tos nežinios, nuo tos didelės nežinios, kur yra gyvenimas, kur yra kosmosas. Žmogus prisidengia šituo gamtos mokslu kaip kažkokiu rūbu, pridengia savo sąmonę ir pradeda didžiuotis. Neteisinga tai yra. Labai neteisinga. Aš tiesiog kiekvienam linkiu permastyti šitos dalykus. Žmogus nelinkia šiaip mąstyti, kaip aš pamačiau. Nelinkęs, bet aš linkiu permastyti šitos dalykus ir supras, kad Evangelija yra didinga. Gamtos mokslas iš tikrųjų tik pretendentas į tiesą. Jis toli gražu gamtos mokslas nuo tiesos, toli gražu. Ir pagalvokit apie savo sielą, apie tai, kad jūs turit nemirtingą sielą, kuri yra neregima, kuri nepasiekiama gamtos mokslui. Ir gamtos mokslo žiniom yra nepasiekiama siela. Ir jūs pagalvokit apie sielą, kuri iš tikrųjų, patikėkit manim, jinai yra rimtesnis darinys negu kūnas. Ir apie vidinį žmogų reikėtų pagalvoti, kad ten sušukuot, sustruktūruot, kažkokią tvarką padaryti. Psichologija, jinai yra tik tai dalinis tas instrumentas sutvarkyti vidinį žmogų. Vidinį žmogų pradeda tvarkyti Dievo žodis, kada tu priimi į širdį Viešpatį Jėzų Kristų. Metai bėga ir tu matai, kad tavy tvarko kažką, bet labai lėtai. Ten bardakas didelis, ten vidiniam žmogui. Didelis bardakas. Bet ta patirtis su Evangelija, su Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelija rodo, kaip tas vidinis žmogus yra tvarkomas. Ir čia yra tikroji tiesa. Ne legendos, ne basnios. Ir tikrai to gamtos mokslo šviesoj Evangelija atrodo kaip kažkokia tai sena pasaka. Dieve, ant kiek iškreiptas, išvirkščiai iškreiptas pasaulis. Pagalvokim apie tai.